šita visa konsultacija yra skirta vis dėlto Lietuvos muzikos mokytojams ir jinai būtent skirta su specialiu ugdymo poreikių turinčiais vaikais darbui. Ir taip ir jinai ir vadinasi, nuotolinės ir klasikinės muzikinio ugdymo priemonės, metodai darbai su įvairių poreikių mokiniais ir jų pasitikėjimas jomis stiprinimas. Taigi iš ties yra ir begalės aprašų, ir begalės konsultacinės medžiagos, kaip vis dėlto mes turim šiandieną reaguoti į tą situaciją, kad tų specialių poreikių turinčių vaikų vis dėlto Respublikoje daugėja ir mes juos vis dėlto turim priimti tokiais, kokie jie yra, turime atrasti kelią į jų širdį, galvoti, kaip juos motyvuoti, galvoti, kaip perteikti vieną ar kitą medžiagą, galvoti, kaip sudominti, galvoti, kaip juos paversti kūrybiškais vaikais, kaip vis dėlto sukurti sveiką aplinką ir saugią, ir kaip vis dėlto ištraukti kažkokį tai rezultatą, be abejo, išlaikant tą labai gerą, pozityvų mokinio ir pedagogo santykį. Taigi šiandieną pasikvietėme žinoma šitų reikalų specialistę, tai Ramunė Dačinskienė, kuri dirba Vilniaus muzikos mokykloje Lyra mokytoja, yra mokytoja metodininkė. Išties išleidusi ir savo eilę ir savo darbų, kur numačiusi kokiais metodais, kokiais principais parodanti ugdo tą jaunąją kartą, o taip pat yra dirbanti Vilniaus Lopšelio darželio vidunėlio meno pedagogė. Ir paskutinė, Ramunė, jūsų knyga, tai mane tikrai labai sužavėjo, šią verčiau, ir taip pat dar kvepianti ir dažais, kaip sakau, kartą gyveno karalius. Iš ties, tai tikrai, verčia pasižiūrėti tą knygą, sustabdo ir suaugusį žmogų, kuris taip pat galbūt turi tokį vaiką ir galvojo, kaipgi vis dėlto tą vaiką ir namuose ugdytis, dažnai susimasto, bet namų aplinka yra tikriausiai visą laiką skirtinga nuo tos aplinkos, kurią sukuria mokytojas savo erdvėj. Taigi tikriausiai šiandieną labai kvieščiau jūs pasidalinti tuo savo darbo patirtimi ir vis dėlto kaip pabandyti atskleisti mūsų savo metodus, savo kažkokią vedamą liniją, kaipgi jūs ugdote tą mokinio pasitikėjimą savimi. Tai dar kartelį visus prašau pasiklausyti mokytojos Ramunės Dačinskienės pranešimo. Sveiki visi, iš tiesų labai esu dėkinga, kad pakvietėt mane čia ir labai džiaugiuosi galėdama šnekėti apie tai, kas man iš tiesų įdomiausia pasaulyje, kas tik yra. Aš pradėjau dirbti muzikos mokykloje prieš 30 metų ir visą laiką patys įdomiausi mokiniai man būdavo tie, kuriems sunkiausiai sekasi. Ir rasti kelią, rasti būdų jiem padėti. Tie, kurie ir taip lengvai gaunasi, atrodo, tai lengva su jais dirbti, puikus rezultatai galimi pasiekti, bet tiesiog rasti tą raktą, rasti su jais būdą ir atsakymus visus ir padaryti, kad iš nenoriu, nekenčiu pasidarytų, wow, aš negaliu to nedaryti. Tai dabar norėčiau pasidalinti savo padarytomis skaidrėmis. Tai pradedam kelionę. Ši frazė, aš nežinau, iš tiesų įkvepia. Taigi šiandieną išmoksim tikrai kažko naujo. Poezija mano darbe taip pat turi savo vietą ir man labai patinka šitie žodžiai, kad mes pasak poeto esame pėsti paukščiai, kurie niekada nepakyla ir peteliškės skrydį ir be perstojo jaučia viduje turį sparnus. Ir nuo to jausmo nepavargsta siela, tik pagyni kojas ir rankas. Manau, tas vidinių sparnų jausmas yra be galo svarbus tiek mokiniui, tiek mokytojui. Ir nuo to labai priklauso savijauta darbe ir mokymasis tampa nebesimokymo, tiesiog gyvenimu ir džiaugsmu. Kasgi suteikia žmogui tuos vidinius sparnus? Tai pirmiausia, tikslas, prasmė, kryptis, pasitikėjimas savimi, laisvė būti savimi ir ryšys su kitais. O tas ryšys, o tas tikslas, labai svarbu iš tikrųjų yra žinoti, ko tu iš tikrųjų nori. Ir dažnai susitikdavau su tais mokiniais, kurie ateidavo nenorintis. Būdavo dar anksčiau labai madoj, kad tėvai nori. Ir
ilgainiui pradėdami šnekėti apie jų norus, išaiškėdavo, kad gal vis tik tai nėra taip, kad visai ir nenori. Ir siekdami jų tikslų pasidarydavo muziką kaip priemonė pasiekti jų tikslams. Labai svarbu būti su mokiniu vienoj komandai. Ar mes jaučiame savyje sparnus, ar pasitikime savimi? Vat, iš tiesų reikia svarbus labai klausimus. Ir ar mokame ugdyti savyje ir mokiniuose pasitikėjimą savimi. Aš prieš metus dalyvavau tokiuose mokymuose, kur labai ryškiai pajutau, kryptingai mokiausi pasitikėti savim ir tokį pajutau didelį skirtumą ir tokį gyvenimo pagerėjimą, kai atrodo, tai reikia tokių paprastų priemonių ir gyvenimas pasikeičia visiškai. O kaipgi jaučiasi mokykloje mokinys turintis specialių ugdymosi poreikių? Kadangi tikrai susiduriu su jais, tikrai žinau, kad emocijos labai įvairios ir ypatingai jeigu mokytojas nežino, kaip dirbti, neįvertina, nemoka atpažinti ir jeigu netyčia galvoja, kad čia tinginystė ar, žodžiu, neįvertina tos situacijos, tada būna labai iš tikrųjų skaudu ir dažniausiai tie vaikai su labai yra menku savivertės jausmu ir labai menkai savim bepasitikintis. Kaip jaučiasi tėvai auginantis tokį vaiką, taipogi jiems labai nelengva ir čia tokia kaip ir grandinė. O kaip jaučiasi pedagogas mokinantis mokinį, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių? Tai aš labai iš savęs galiu pasakyti, kol aš dar, man buvo tik įdomu, bet aš nežinojau daug priemonių ir tokia dar buvau, kuo mažiau žinojau, tuo prasčiau jausdavausi. Bet paskui su patirtim, su praktika ateidavo labai geras jausmas. Ir dabar koks mokinys be ateina, aš atrodo, sužinau, ką su tavim daryti. Tiesiog yra tokia vidinė ramybė ir džiaugsmas, kad aš žinau, kad aš tikrai tau galiu padėti. Tikrai man viskas pavyks ir mums su tuo mokiniu tikrai viskas pavyks ir žinau, kas laukia ir kad čia neverta pergyventi. Kodėl ši problema yra? Mane kažkaip labai nustebino, kad tai faktas, kad iki 90 metų raidos sutrikimus turintys žmonės buvo laikomi nemokytinais ir buvo atsieti nuo normalios visuomenės. Iš tiesų neturėjo net galimybių, turėjo specialias mokyklas ir tokie vos ne kaip kažkokie antrarūšiai tarsi jie būtų, bet taigi taip nėra. Ir ačiū Dievui, kad nuo 24 metų rugsėjo 1 dienos įsigaliojo švietimo įstatymo pakeitimas dėl įtraukiojo ugdymo. Ir problema ta, kad ne visų pedagogų hobis buvo dirbti su specialiu ugdymosi poreikiu mokiniais. Tai man šioje vietoje džiugu, kad esu prikaupus patirties ir labai mielai noriu ją pasidalinti. Kaipgi tą problemą išspręsti? Tai domėtis įtraukiuoju ugdymu, domėtis pasitikėjimo savimi ugdymu, taikyti išmoktas žinias, metodikas, įtraukiojo ugdymo principus, o svarbiausia - išdrįsti kurti, išdrįsti taikyti visas metodinės priemonės bei metodikas tinkamas įtraukiajam ugdymui. Dabar toks trumpas pasikartojimas. Esu tikra, kad tikrai žinote, kas tai yra, kas yra tie specialieji ugdymosi poreikiai, kad specialieji ugdymosi poreikiai tai nėra vaiko ribos. Čia mes, mokytojai, turime žinoti, kaip tą turime daryti. Čia mums yra kryptis. O dažniausiai sutinkami ir juos turėtume mokėti atpažinti, tai yra autizmo spektro sutrikimai, ADHD, mokymosi sunkumai, raidos sutrikimai ir itin jautrumas. Tai papildomos pagalbos poreikis mokiniui, kad jis galėtų sėkmingai mokytis. Trumpai apie autizmą, kas tai yra? Tai yra neurologinis įvairiapusis raidos sutrikimas, lemiantis smegenų veikimo būdą ir tai nėra liga, tai tiesiog yra raidos ypatumas. Ir viršuje ženklas su puzlėmis yra senasis ženklas, kurį dabar pakeitė į šitą begalybę ženklą, nes anksčiau atrodė, kad autizmas yra, kai vienas toks kažkoks neaiškus yra puzlė, kur jį dėtų, toks tarsi kažkokio būdavo daug nežinios, daug neaiškumo.
Ir dabar pakeitė ženklą į begalybės, nes tai yra spektras. Autizmas yra spektras ir kiekvienas žmogus yra skirtingas. Tikrai nėra vienodų, bet vat, yra tam tikri dalykai, kurie turi, kuriuos autizmo spektro turintys žmonės turi. Ir kas jiem yra svarbu? Jiems labai svarbu rutina ir nuspėjamumo poreikis. Nu, čia yra svarbiausias dalykas. Jiem pokyčiai gali kelti stresą. Jeigu pamokoje kažką keičiam, kažką darom nerutiniškai, jeigu ne tas laikas, ar pakeičiam datą, ar kažką, tai arba į klasę ateina kažkoks pedagogas, tai būna jiem labai didelis stresas. Jie turi stiprius interesus, dažnai domisi viena tema ir apie ją daug žino. Šitoj vietoj labai galim pasinaudoti tuo jų bruožu ir jeigu jis jau kažko susidomi, nusakykim, kad ir kažkokiu kūriniu, tai jis gali ten be galo be krašto daryti. Pavyzdžiui, mano vienas mokinys labai mėgdavo skaičiuoti klavišus. 100 kartų jis ten gali skaičiuoti ir skaičiuoti 88 ir kiekvieną kartą suskaičiuoja, 88, jam taip smagu. Ir taip pat jam, pavyzdžiui, gamos labai įdomu, tie pasikartojantis, kas kažkam atrodo neįdomu, jis gali groti ir groti, jam visiškai nenuobodu, jam nuostabiai patikdavo. Tai va tas nuspėjamumas, todėl ir priemonės taikyti gerai būtų, galvojant apie tai, kad jam patinka, kas kažkam kitam atrodytų nuobodu. Jautrumas aplinkai. Labai reiktų mokytojams žinoti, kad, bet manau, kad ir visi žino, kad nei kvepalai, nei tas šviesą reikia prižiūrėti, prisilietimais reikia būti labai atsargiam, akių kontakto iš viso nereikia net nereikalauti. Jie kitaip bendrauja ir sunkiau supranta pokštus, perkeltinės reikšmės ir gali būti sunkiau reikšti emocijas. O konkrečiai muzikiniam interpretavimui negalima rinktis kažkokių poetiškų žodžių. Jums turi būti labai paprastai, aiškiai. Aš pasakiau savo mokiniui, kad jisai suvalgė pauzę, tai jisai taip supyko, sako, aš nevalgiau tos pauzės, ar jis tiesiog jos nepajėgų 3, nes tai irgi yra jau spektras. Be ryškaus hiperaktyvumo. Ir juos net labai sunku atpažinti, atrodo tokie svajingi, jie lengvai išsiblaško, pamiršta užduotis ir kartais atrodo, kad tiesiog gal, prasčiau susikaupia ir kažkaip dažniausiai ADHD yra asocijuojamas su hiperaktyvumo, impulsyvumu. Tai kuris juda, sunku jam ramiai nusėdėti, o dažniausiai yra mišrus tipas. Ir mums svarbu žinot, kad tai yra neišlepimas ir netinginystė ar kažkoks tai blogas auklėjimas. Tai tikrai realus medicininis sutrikimas, kurį galima valdyti su tinkama pagalba. Ir jie tikrai nori, kad jiem padėtų suvaldyti, jiems reikia pagalbos ir jie nenori būti tinginiais. Kiekvienas, kas susidomėjęs kažkuo, tai jisai, čia net kvailas žodis pasakyti apie tingėjimą. Būna kartais, kad jie negali net pradėti, bet ne todėl, kad tingi ar negali. Tai yra tokios jų savybės. Kasgi yra mokymosi sunkumai? Tai vėl yra neurologinis sutrikimas pasireiškiantis ilgalaikiais sunkumais, įsisavinant tam tikras akademinius įgūdžius, skaitymą, rašymą, matematiką. Dažniausiai sutinkami yra disleksija, tai skaitimo sunkumai, disgrafija, rašymo sunkumai ir diskalkulija. Muzikos pamokoje dažniausiai iš natų būna jiems sunku skaityti. O itin jautrumas tai labai nesenai atrastas genetinis pakitimas, jis yra neišaugamas. Ir tarp kitko, tarp muzikantų yra labai daug itin jautrių. Ir turbūt, kad, sakyčiau, gal ne 90%, kažkada skaičiau pranešimą apie itin jautrumą ir darėm tokį testą. Tai tiesą pasakius, vos ne 100% visi surado, kad jie tikrai turi labai labai daug itin jautrumo bruožų. Itin jautrių žmonių smegenys kitaip išskiria serotoniną, jie stipriau jaučia tiek teigiamas, tiek neigiamas emocijas. Dažnai laikomi keistuoliais, bijo sveikintis, bijo prieiti, dažnai patiria panikos priepuolius. Ir šitoje vietoje mes turime žinoti, kaip su tais panikos priepuoliais elgtis, kaip nuraminti ir dėl to sveikinimosi negalima reikalauti iš karto, kad ir negalima pykti, kad koks čia tu neišauklėtas, nemoki pasisveikinti. Dabar irgi turiu tokią mokinę, kuriai labai sunku sveikintis yra, tai mes susitarėm, kad kitą kartą, jeigu mes linktelnam galvą, tai jau pasisveikinam, bet jeigu pavyksta pasakyti žodį, kad laba diena, tai jau čia mums būna pergalė. Tuo labai džiaugiamės ir jinai žino, kad aš labai džiaugiuosi, jeigu jai pavyksta pasakyti žodžiu laba diena, tai mes tą
įvertinam visada. Jie primena išlepintus vaikus, bet tikrai taip nėra. Jie stipriau už visus jaučia drabužius, kaip jie spaudžia ir graužia, linkę kaupti nesėkmes. O jau čia mūsų darbas padėti kaupti jų sėkmes. Tai dabar prieš pradedant darbą su specialių ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais labai svarbu žinoti šią piramidę, kad fiziologiniai poreikiai, tai yra maistas, miegas, yra pirmiausia. Ir jeigu vaikas ateis nepavalgęs, alkanas, tai nieko galima net nepradėti dirbti. Tikrai, 10% išsineš kažko, bet jam bus didelis trukdys ir tiesiog bus mūsų pastangos per nieką. Taipogi įvertinti emocinius psichologinius poreikius. Būtinai išsiaiškinti, kaip jaučiasi. Aišku, jeigu matau, kad mokinys puikiai jaučiasi, nesikabinėju, bet jeigu matau, kad prislėgtas ar kažkoks svajingas, ar kažkaip tada pasikalbamės, panaudoju tada emocinį intelektą, visokių priemonių turiu ir pasiruošus, ir pasidarius. Jo, ir tada jau, kai patenkintos šitos dvi skalės, jau tada pati viršūnė jau galim ir mokintis pradėti. Šitas žaidimas tinkamas yra ir itin jautriem, ir autistiškiem, ir, tiesą pasakius, tikrai visiems. Kai sunku vaikui būna persijungti iš mokyklos, arba, tikrai labai nuraminantis ir padedantis. Turbūt daug kas žino, bet jį verta išbandyti, tikrai veikia ir tikrai padeda. 5 dalykus pamatyti. Tai pavyzdžiui, ką dabar mes matom, lempa, sakykim, stalas, kompiuteris, kas čia dar, popierius koks nors, kėdė. 5 dalykus įvardinu. Ir kai aš juos įvardinu, aš jau šiek tiek atitrūkstu nuo savo nerimo, apie ką aš prieš tai galvojau. 4 dalykus palies. Tai dabar galim visi čia sėdintis kažką 4 dalykus palies. Pavyzdžiui, tą patį stalą pačiupinėt, galim savo ranką pačiupinėt, plaukus 3, dar ką nors. Bet taip čiupinėt ne šiaip, bet pabandyti įsijaust, ką aš jaučiu. Tą pojūtį. Ir tokiu būdu atitrūksti vėl. 3 dalykus išgirst. Pas mane ūžė. Ūžia kažkas, ką dar girdžiu, nežinau, ką jūs girdit, bet tai priverčia tuos pojūčius pajausti. 2 pauostyti, tai muilu kvepia rankos, pauostysiu dar telefoną, toks. Ir 1 paragaut. Čia geriau būtų, kad būtų švarus kažkoks dalykėlis, bet šitas tikrai veiksmingas dalykas ir jį verta turėti arba mintise, arba plakatėlį klasėje turėti. O kągi mokytojas turi žinoti, jau kai ateinam prie viršutinės skalės, kaip reikia dirbti, kas yra labai svarbu specialių ugdymosi poreikių turintiem. Tai pirmiausia vizualumas ir ženklai. Tiksliau, čia nėra kas pirmiausia. Struktūra ir rutina. Paprasta konkreti kalba, jokiais būdais nedaugiažodžiauti. 1 užduotis vienu metu. Ir galimai 1 kūrinys vienu metu, tiksliau kitaip ir būti negali, bet labai labai svarbu žiūrėti, kad nebūtų per daug užduočių vienu metu. Emocijų atpažinimas ir vizualumo ženklai. Pamenu, kai skatino seminare vienam daryti priemonės, kažkaip paversti jas ženklais. Aš maniau, kad man to niekada nepavyks, niekaip nesupratau, kaip tą galima padaryti. Bet kažkaip galvojau ir sugalvojau. Ir dar labai svarbu yra iš tikrųjų surasti jų kiekvieno mokinio stipriasias savybės ir jas naudoti ir jas prisiminti, kurioj vietoj jisai stiprus ir jo. O džiugiausia žinia, kad kas tinka neurotipiniams mokiniams, tas netinka specialių ugdymosi poreikių turintiems, bet kas tinka specialių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, tas tinka visiems. Tai jeigu darom priemonę tinkamą specialių ugdymosi poreikių mokiniams, jinai tikrai bus labai nuostabi priemonė neurotipiniam vaikam, mokiniam.
O čia dabar ten buvo bendros jų savybės, o čia, vat, kas labai svarbu autizmo spektro sutrikimą turintiem pamokoje, tai kad tikrai aiški struktūra, rutina, sensorinių priemonių supratimas, poreikių nepriemonių, kad suprasti jo jautrumą ypatingai. Mokymosi sunkumus, tai kad daugia kanalis mokymas. Jeigu iš natų nesupranta, mokiname parodydami iš klausos, visokius bandom būdus. Lankstumas turi daugiau laiko ir individualizavimas. Kiekvienam tikrai gali reikėti skirtingų dalykų. ADHD labai svarbus judėjimas, kad būtų įdomu, pertraukėlės, va tos pertraukėlės ir ką per jas veikti, tai vėlgi yra atskiras metodinių priemonių maišas. Aš turiu tiek galvoje, tiek pasidariusi, kad matau, jau dėmesys nutrūko, keičiam veiklą, tik pakeičiam, tada vėl galim grįžti ir tada darbas vyksta, tada sėkmingas jis tikrai būna. Ir momentinis grįžtamasis ryšys jiems labai reikia įvertinimo. Kad žinotų, čia gerai daro, ar negerai. Itin jautrumas, jiems svarbiausias dalykas yra kaupti sėkmes ir viešai, matant prie kitų žmonių, būtent tą mokinį pasakyti, pamatai, kad yra kažko, tai sakyti, bet jau kaip tau gerai sekasi šitas, tai dar kažkam pasakyti, bet jau jisai šitoj vietoj toksai šaunus, jau taip jam gerai gaunasi. Ir labai svarbus dar yra pasitikėjimas savimi jam ir pagalba nusiraminti, nes jie tikrai dažnai patiria panikos priepuolius. O kasgi netinka? Tai autizmo spektro sutrikimo tai neaiškios abstrakčios užduotis, staigus pokyčiai, per daug žodinių paaiškinimų, ironija, sarkazmas, metaforos, šito iš vis geriau nevartoti, nes pamenu, kad aš tikrai švelniai klausydami įrašo, kaip atlieka mano mokinio kūrinį, ir aš apie tą atlikimą pakomentavau, sakau, va šito vietoje gal nelabai jis gerai daro. Ir taip skaudžiai priėmė. Tas mano mokinys sako, kodėl tu jį įžeidinėjai, kaip tu taip gali, aš tai sako, tavęs neįžeidinėjai. Ir paskui jis taip ilgai negalėjo groti dėl to, kad jis taip susijaudino ir praktiškai pusę pamokos praėjo vien dėl to, kad aš YouTube'o įrašę pasakiau, atrodo, kad, tarsi, šitoje vietoje negerai, šitoje gerai, atrodo, kas čia tokio. O su autistiškais mokiniais reikia labai stebėti, būti atsargiam. Viešas barimas ar spaudimas būti kai visi, tai čia tiesiog siaubas atrodo. Priverstinis akių kontaktas, niekaip. Mokymosi sunkumų turintiems, tai negali būti per didelių neaiškių reikalavimų. Ir vienodo metodo visiems. Čia tikrai daug fantazijos reikia arba tiesiog domėjimosi ir lyginti su kitais skaudžiau nebūna jam iš tikrųjų. Viešas klaidų akcentavimas, emocijų ignoravimas, per greitas tempas ir tik bausmės be palaikymo. Jo, ir ADHD, tai jokiais būdais negalima lyginti su kitais. Jokių bausmių, ne tai, kad jokių bausmių, bet už išsiblaškimą, tai čia tikrai jie stengiasi ir negalima jokiais būdais sakyti pasistenk labiau, nes jie visada deda maksimalias pastangas. Kažkokiais kitokiais būdais paskatint daryti dar kartelį, bet jokiais būdais nesakyti, kad pasistenk labiau. Taigi dabar ir aš labai noriu paskatinti, kad kurkime mokymo priemonės tinkamas darbui su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais mokiniais. Kai aš pati pasidarau, man matau taip puikiai veikia, taip gerai mokiniam, taip darbui smagiau, kad tik tai tam reikia iš tikrųjų pasitikėti savim. Aš ilgai galvojau, kad ką aš čia dabar padarysiu. Man atrodo, kad aš tarsi negalėčiau pasidaryti. Daug ramiau, kai žinai, kas laukia. Čia jiem visiems svarbu. Ta rutina, aiškumas, aš noriu pasidalinti, aš tokį pamokos planiuką parodau ir mes apsitarėm. Pamokos pradžioje bus jausmų įvardinimas, paskui nebūtinai gama ir etiudas. Apsitarėm, ką mes grosim, tada žaidimas laukia, kaip žemėlapis pamato ir tada visada ypatingai autistiškas mokinys tai labiausiai mėgsta. O, žiūrėk, jau žaidimo eilė, o dabar po žaidimo tą kūrinį grosim, pasitikrina. Tai suteikia daug džiaugsmo, matymas plano pamokos. O emocinis intelektas pamokoje vėlgi labai svarbus. Čia iš tos piramidės, kad
suteikti žinias gali tik tada, kai mokinys gerai jaučiasi, nes kitaip reikės kartoti. Stengiuosi paprašyti, kad vaikas mokinys įvardintų emociją, ką jis šiuo metu jaučia, nes kai ta emocija išsakyta, jis tada žino, ką su ja daryti. Ir, pavyzdžiui, jeigu baisu būna, tai supranti, kad baimė, tai niekaip kitaip gali per baimę tik tai daryti arba nedaryti. Arba tiesiog reikia po truputėlį fortepijono pamokoje mokinamės ir emocinio intelekto. Nes aš jau 10 metų iš tikrųjų vedu tas pamokas ir man jos atrodo tokios naudingos, kad tikrai jas mielai integruoju pianino pamokose ir tikrai jos veiksmingos. Ir labai svarbu leisti jausti saugumą ir globą. Labai rekomenduoju naudoti emocijų ar jausmų skalę, išsirinkti galima bet kokią ar savo pasigaminti. Taipogi aš turiu tokius kimočius, tai juos mėgsta tiek vaikai, tiek suaugę, nebūtina juos turėti, bet aš manau, kad kiekvienas išsirinktų savo priemonės, bet mokiniam tai yra džiaugsmo dalis, ateina ir, kaip faina, parodys, ką aš dabar jaučiu, pradeda galvot, kaip ką ir tas žaislas, taip smagu, jisai sukioja galvą, būna atsisuka kitaip, tai jisai reiškia blogai jaučiasi, o čia pilve ta pagalvėlė ir didžioji ramybė, kad tas jausmas ateina ir išeina, o čia yra didelės ramybės žinojimas, kad tas jausmas nesitęs amžinai. Šituos dalykus naudoju per pertraukėlės. Iš tikrųjų, ypatingai su tais ADHD arba tiesiog matau, jeigu mokinys pavargo, ne visą laiką tą patį, bet tiesiog skirtingiam mokiniam taikau. Čia reikia pažymėti, kurioj vietoj, pavyzdžiui, dabar bet kurį pasakysiu, sakykime, liūdėsi, kurioj vietoj kūne jaučiamas liūdesys. Ir reikia toj vietoj pažymėti su pieštuku. Tai turbūt krūtinė, dažniausiai sako galvoj, akise, ir taip nupiešiau, paskui galima pasitikrinti ir čia yra visi šitie dalykai tiesiog prieinami plačiam internete ir tai iš tiesų labai įdomu, kuriuose kūno vietose yra ir aptikti, ką aš šiuo metu jaučiu, yra labai svarbu ir labai padeda darbe, net susidūrus su kažkokiom klaidom, kai vėlgi apima panika arba tiesiog nepasitenkinimas savimi, kuris trukdo kitą kartą mokytis. Vizualumo svarba. Ženklų kalba padeda patirti sėkmę, ką ir kalbėti. Čia tikrai. Kai atskrendam į oro uostą, aš kažkaip dažniausiai žiūriu ženklus, mažiausiai noriu skaityti. Arba įsivaizduokim, Japonijoje atkeliaujam į meno mokyklą ir reikia mums nueiti, sakykime, į teatro klasę. Ir tenai būna tik užrašas, kiniškai ar japoniškai. Tai laimė mūsų lyros mokykloje prie kiekvienos klasės yra ženklai. Tikrai žinai, kur yra fortepijono klasė, kur yra kažkokia tai kita. Tai tikrai netrukdo, tai padeda. Ir kaip džiugu, kai atpažįsti, kai žinai, tai tikrai jo. O aš ženklus fortepijono pamokoje pabandžiau paversti paveiksliukais ir kai pirmą pamoką ateina mokinys, gavęs viršui kairėje lapo mi, 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 sol, solfa, tik atėjęs mokinys tikrai nesugebėtų sugroti šitų natų ir net įvardinti, kas tai yra. Bet pasidėjęs ant klaviatūros, tokia klaviatūra su paaiškinimu, su tais paveiksliukais, jis su didžiausiu malonumu suranda ir suspaudo kaip kokį žaidimą, kaip kokį lobio ieškojimą. Jisai kažką suspaudo ir skamba gražiai, jis jau džiaugiasi ir čia paskui dar šiek tiek plačiau parodysiu. Tuo principu visa knygelė buvo sukurta ir šitoj knygeliai yra apdovanojimų kambarys, kuris yra labai svarbus atlikus kažkokį tai darbą, išmokti pastebėti, ką aš padariau gerai. Man pavyko pastatyti pirštą ant pagalvėlės, jeigu tai buvo mūsų užduotis ir tau pavyko, kokius 3 kartus, žiūrėk, jau einam į apdovanojimų kambarį. Apdovanojimai atrodo paprasti paveiksliukai, bet mokiniui gauti tokį nematomą saldainį ir jį sulaižyti, tikrai suteikia daug džiaugsmo arba gėlių, o jau kaip dažnai apkabinimo nori mokiniai. Tada yra karūnos testas.
O karūnos testą atlikus yra 5 klausimai, į kuriuos turbūt neįmanoma atsakyti neigiamai. Ir kai paklausi, pavyzdžiui, ar tu vakare eini miegoti? Tai einu miegoti. Ir karalius eina miegoti. Ar tu ryte valaisi dantis? Valausi. Ir karalius valosi. Ir žodžiu, 5 pirštus užlenkia. Žiūrėk, tu visiškai kaip karalius. Todėl tave karūnuojam ir nuo šiol tu esi karalius. Bet karalius taigi turi kažkam valdyti, kažkam jisai turi vadovauti. Tai mesgi turim savo 5 pirštus ir čia yra mūsų tarnai, kurios karalius, ir sakom vaiko vardą, karalius, pavyzdžiui, karalienė Ramunė, tai čia aš jau dabar turiu prižiūrėti šitus savo tarniukus, yra reikalų juos prižiūrėti. Pirmiausia, jie turi mokėti atsistoti, atsigulti, paskui, jeigu guli ten visokių, visokių linksmybių iš darbo ten prisigalvojam, kad jeigu guli, tai jau jam reikia atsigerti citrinų sulčių, matyti, jis labai privargęs koks nors. Tam, kad gerai galėtų dirbti, turi būti tam pasiruošęs. Po to, kad karaliui buvo labai sunku, kad tas vaikas nepasijustų, kad čia jam sunku, tai tam mokiniui tai visiškai nesunku, bet karaliui tai taip sunku buvo suprasti tas natas juodai baltas, tai jis dėl to savo pasilengvino ir prisigalvojo visokių dovanų, replių, čia lapių ir tokiu būdu grojo. Tokios irgi visa knyga pilna tokių smagių dainų, kur gali groti su pritarimu ir yra fonogramos. Ir gale knygos pasirašai savo vardą, surengi koncertą ir parduodi bilietus, ne už dyką, už šiltą apkabinimą arba už obuolį kokį saldainį, jau ką sugalvosi tą. Tai apie knygą tiek, bet tie maži pasiekti tikslai didina pasitikėjimą savimi ir veda į didelės pergalės. Tai yra labai labai svarbu pastebėti kiekvieną mažą žingsniuką. Ir čia pavyzdys yra, kaip vienas autistiškas mano mokinys, jam labai sunku surasti tinkamą kūrinį. Ir kai suradau, pagrojau šitą, amžiną judėjimą, sakau, šitą aš grosiu, man šito noriu. Ir parodžiau aš natas, jis išsigando ir tiesiog trinktelėjo durim ir išėjo iš klasės. Jis taip elgėsi, kai išsigąsta, arba net nežinau, toks jau tiesiog elgesys ir aš, pradėjau galvoti, ką dabar daryti, kaip pasiruošti kitai pamokai. Ir kitai pamokai aš padariau jam korteles. Ir padėjau pirmą kortelį ir sakau, žiūrėkuosi, ką nors supranti iš toj kortelį. Jisai pažiūrėjo, dešinė ranka, ne čia palauk, kokia čia kairė. Man dabar užsidengęs vaizdas, aš šiek tiek bijau judint. Žodžiu, kortelėje, kas parašyta, tai paprašiau ten, kad tą misol, man atrodo, reikia pakartoti daugybę kartų. Ir jisai mane pačiam, kokiu aš čia nesąmonį, čia man per lengva misol ir tiek daug kartų, tai čia maždaug kokiu čia mane durnim laikai. Sakau, o kitoj korteliai gali pagroti, tą ledo. Jisai sako, galiu. Ir čia pasirodė vėlgi labai stipriai per lengva užduotis. O dabar sakau, šitas natas kaip trečioj korteliai. Pagroti kaip toj trečioj. Jau jisai sujungt gavosi šiek tiek sunkiau. Ir po to visą kas čia mes suradom tose natose. Ir jau jam buvo nebebaisu, jis jau buvo išmokęs dešinę ranką. Lygiai taip pat priėjom prie kairės ir jis dabar tą kūrinį groja puikiausiai, be jokių sunkumų. Tik tai dar autistiški turi tokį bruožą, labai pastebi klaidas. Ir aš, pavyzdžiui, čia galvodama, kad jam nebūtų per daug tų 16 uodegų, pridariau visokiom ten ketvirtinėm, netiksliai padariau. Jis pastebėjo ir sako, nesąmonė čia padarei, sako, pažiūrėk kaip reikia. Ir jis atsisėdo, aš laiką turiu namuose, mokykloje atsinešusi planšetę, kur jisai pats susiveda su natų rašymo programėlė, susivedė šitas natas, kaip turi būti, sako, matai, kaip turi būti. Žodžiu, šitoks užsimotyvavimas ir groja, jau tada, kai jūs pradeda groti, jis groja visur, kur tik pamato pianiną, lekia, ar traukinių stoty, ar kažkur tai, kur tik žodžiu. Reikia tik tą pradžią padaryti ir džiaugiausi, kad pavyko su tom kortelėm. Tada tokiu būdu pradėjau ir mažesniem mokiniam, mažąją Paryžiaus gėlininkę lygiai taip pat palengvinau kortelėms. Ir kai įveiki vieną kortelę,
Jau atrodo, oho, aš kiek padariau, žiūrėk, jau tu jau antros kortelės nusipelniai. O kai matai visą puslapį ir supranti, kad aš čia tik pagrojau ten tik tai 2 taktus, nu tai čia tai kaip ir menkas dalykėlis, o čia jau visą kortelę jau padariau. Oho. Ir šiaip tas vizualinis, kad mažiau triukšmo, tai tokios labai. Aha, o čia dabar mokinė mano su dėmesio sutrikimu, jinai labai išgali vos kelias minutės. Jinai pagrojo savo kūrinius, o dabar, sako, pradeda kažkokias tai makalionės daryti. Ir aukštesnė tu groji, tada buvo gražiau. Ir sakau, tai gal užrašom, ką tu čia pat parašei. Ir jinai pradėjo rašyti ir taip susidomėjo, nu, vat ir. Man atrodo, kad tu ten tą aukščiau vašyti. Žodžiu, čia mūsų pertraukėlė. Tu gali surašyti. Tai ją pačiu. Dabar aukštyn. Dorai. Labai gerai. Si. Šesi. Trečia linija. Si šalia. Yes. O dabar paklausom, ką parašai, gerai? Ir liko pauzė. Ir paskui kitą pamoką jau jinai prikūrė pabaigą, užsirašė, kad kompozitorė ir kaip čia užsivadina, nu žodžiu, jinai turi produktą, savo kūrybos kūrinį. Tai tikrai didina pasitikėjimą savimi. Kas yra pasitikėjimas savimi, tai čia dabar tokia labai yra populiari knyga Roksės Nafauzė. Kad tai yra iš tikrųjų rašo, kad tai yra viso, ką mes darome pamatas, pasitikėjimas savimi teikia drąsos svajoti, rizikuoti ir kurti gyvenimą tokį, kokio trokštame. Bet daugeliu atrodo, kad jis būdingas tik išskirtiniam žmonėm, o iš tiesų jis yra paprasčiausiai ugdomas. Pasitikėjimas savim tai savęs priėmimas ir leidimas savo būti, klysti, tai žinojimas, kad esi pakankamas, nors ir ne viską darai idealiai. Tai tikėjimas, kad esi pajėgus susitvarkyti su visais iššūkiais, situacijomis, bet kuo, kas tik tai atsitiks gyvenime. Nu ir va šitoje vietoje labai įdomu savęs paklausti, ar aš turiu tą tikėjimą, kad aš susitvarkysiu su viskuo. Geriau ar blogiau, klysti galima, bet šitas jausmas iš tiesų labai geras. Ir tai raktas į kupiną pilnatvės, autentišką gyvenimą, nevaržomą jokių kompleksų. Arogancija. Tai jau čia pasipūtimas, kuris dažniausiai slepia nesaugumą. Ir matant arogantišką žmogų, tai faktas, kad jam nesaugu, jam reikia gal pagalbos, jam reikia gal gerų žodžių, malonių. Tai irgi nesunku suteikti žmogui tai, ko jam trūksta. Ir visiškai nebūtina piktintis, kad jis koks nors pasipūtęs. Tai tiesiog žmogui reikia kažkokio, tai gal tiesiog. Kaip stiprinti specialių ugdymosi poreikių mokinių pasitikėjimą savimi. Tai iš tiesų jų pasitikėjimas auga ne tada, kai jie pasiveja kitus, o tada, kai jaučiasi suprasti, priimti ir patiria sėkmę savo tempu. Va čia tai labai svarbu, kad savo tempu jokiais būdais nesilyginti. Nuostabus plakačiukas, žodžių kol kas gale. Nu, kas nors sako, aš nesuprantu, nu pridėk kol kas. Kol kas nesuprantu, man nepavyko. Kol kas nepavyko, man nesiseka, kol kas nesiseka, aš nemoku, kol kas nemoku. Aš negaliu to padaryti. Nu, tai čia tik tai kol kas, laiko klausimas. Tai čia tokie plakačiukai, tai va, mūsų darželyje toksai kabo, tai galvoju, mokymosi įstaigose tikrai puikus plakačiukas visur, kur pasikabint tokį prisiminimą. Pasitikėjimas savimi mažina, kai stengiasi pateisinti kitų lūkesčius ir darai, ko nori kiti, kai slopini jausmus ir nesupranti, ką iš tiesų jauti. Tai va tas jausmų pasidalinimas jausmais su mokiniu turi be galo didelę reikšmę. Reiškia, mokytojui rūpi, kaip jaučiasi mokinys. Ir labai svarbu, kad jis kažkur tai turėtų savo nuomonę, kad jis pats galėtų kažką nuo savęs padaryti, ar kūrinį pasirinkti, ar kažkokia būtų jo nuomonė. Vat, mano taip vienas mokinys grojo taip ilgai savais pirštais neklausydamas, mato, kokie teisingi parašyti ir reikėjo greit groti ir jisai groja savaip ir neklauso. Ir galvoju, vis tiek ateis laikas, kai tiesiog norėsi dar greičiau, tikrai nesigaus ir tada gaunasi, kad jis pats priėjo, išbandė, jis buvo bandytojas
Ir sakau, nu koks tu šaunus atradėjas, klausyk, ėjai per šitokį sunkų kelią. Nu, bet atrado, kad vis tik tie, kurie parašyti buvo, nu, tokie patys geriausi tie pirštai. Ką darysi, kad sunkiu keliu sugalvojo, bet priejo tos išvados. O kas didina, tai vis tik pastebėjimai tų mažų pasiekimų. Ir pradėjau netgi taikyti, kad mokiniai atsineša sąsiuvinuką ir pamokos gale mes užrašom, tiksliau, mokinys užrašo, bet padedu jam įvardinti arba jis pats įvardina, ant kelio užvedu, ką gero padarė, kad galėtų sim pasididžiuoti. Nebūtinai, kad išmokau ten trečios rankos, iš kokios dešinės rankos, ten trečių pirštų ar ten dar kažką. Bet tiesiog kaip jisai, sakykime, buvo susikaupęs, ar kaip jam pavyko nugalėti kažką, žodžiu, būtinai užrašom kažkokį gerą dalyką. Didina klaidų priėmimas. Kūno kalba, reikia nepamiršti, kad ji veikia ir mintis, ir tiesi nugara, taigi dabar išsitieskime. Ramesnis judėjimas didina pasitikėjimą savimi. O yra tokie 8 pasitikėjimo savimi ugdymo žingsniai. Tai stebėti ir valdyti savo mintis, turėti tikslų ir jų kryptingai siekti, nesistengti patikti kitiems. Labai svarbu. Nesilyginti su kitais, taipogi labai svarbu ir mums mokytojam labai svarbu šitoje vietoje nepasakyti to žodžio, nepalyginti su kitu. Džiaugtis savo pasiekimais. Daryti tai, kas sunku, bet sunku tai, kas veda link savo tikslo, iš tikrųjų yra taip smagu, kai matai prasmę ir dar padarai, ką sunku, tai būna smagu. Jo, ir dar įvardint, kad aš darau tai, kas sunku ir padarau, su klaidom, be klaidų, bet darau. Ir mokinyje tą pastebėt, kad žiūrėk, kokia sunki vieta, ir žiūrėk, kažin, tau pavyks, nepavyks, pabandom, nori sunkios vietos, dažniausiai labai nori. Tai būti naudingu kitiems ir elgtis kaip geriausia savo versija. Ta pasitikėjimo savimi ugdymą galima, kurie skatina pasitikėjimą savimi. Ir gale apdovanojimas, įsivertinimas, kas gerai, kas blogai, tai vėlgi tikrai skatina pasitikėjimą savim. Net jeigu ir visiškai blogai sekėsi, tai juk sugebėjau pasakyti, kad visiškai nesisekė, arba aš tiesiog tingėjau, tai įsivaizduoju, įvertinai savo, mokėjai pavadinti, kad aš tingėjau, šiandien tikrai tingėjau, buvau beviltiškas, taip, aš taip pasakiau apie save ir man gėda, bet labai geras dalykas, kad sugebu įvardinti. Tai dabar tie žaidimai, su kuriais čia visiškai jau pati pabaiga, čia pertraukėlių metu tinka ir klasėse, tinka ir grupėse, minčių debesėlis. Čia galima ant paprasto balto lapo arba tiesiog šitokį galima kažkokį tai padalinti mokiniam. Ir reikia surašyti, stabtelt minutei ir stebėti savo mintis, kokios šiuo metu mano galvoje mintis ir jas surašyti. Tada nuspalvinti, kurios yra man padedančios, o kurios mane žlugdo, nes iš tikrųjų yra mokiniai, kur sako, man nepavyks šitą padaryti, tai čia aš ten koks nors durnas, man čia neišeina. Ir aptariam, ar tikrai taip yra ir ar reikia tų minčių raudonų. Ir tai moko atskirti mintis nuo savęs ir tai duoda žinot, kad yra mintis žlugdančios ir yra mintis, kurios pakelia mane patį. Pratimas baliono mintis, tai reikia paprašyti mokinio užsimerkti ir įsivaizduoti, kad kiekviena mintis yra balionas. Ir tada su kiekvienu iškvėpimu paleisti tą mintį. Ir iš tikrųjų labai veiksmingas pratimas yra, kai būna tokia triukšminga klasė, kai negali nusiraminti, tokio daug chaoso. Ir padaryti šitą pratimą. Ir kiekvienas paleidžia savo mintis ir tokia tampa ramybė. Beždžionės protas linksma labai, šokinėjančios beždžionės pratimas. Tai iš tiesų tai mūsų mintis šokinėja kartais kaip beždžionės ir labai smagu tą suvokti, kad pastebėti, kaip jos ateina. Pavyzdžiui, dažnaigi mes suklystame tada,
kai pradeda mintis kažkur nuklysta, užsisvajoja ir dar kažką. Ir va tą momentą pagauti, kada mintis nušoko. Ir kaip ją padaryti, kad nenušok, ateik. Aš tave prižiūriu, o ne tu čia lakstai kaip nori. Tai šitai vietai irgi reikia 1 minutę tyliai stebėti save ir kokios gi mintis ateina ir ar jos būna viena mintis, ar jinai šokinėja. Ir paprašyti vaiko pasakyti, kiek minčių suskaičiavai ir ar jos šokinėjo. Gal jos ir nešokinėjo tą dieną. Tai jo. Ir labai šaunu šitas pratimas. O paskui yra tikslo formavimo pratimai ir juos tikrai reikia ne visus iš karto daryti. Tiesiog taikyti kaip iš savo po vieną saldainį. Jo. Tai dabar pratimas aš ateityje. Čia reikia duoti vaikui įsivaizduoti, mokiniui sakyti, tu įsivaizduok, koks tu būsi po metų ar po 5 savo gyvenimą. Ir ką tu veiksi, čia gali piešti arba rašyti. Ką tu veiksi, ką tu mokėsi, kaip tu jausiesi, su kuo tu draugausi ir turi atsakyti iš tuos klausimus. Paįsivaizduoti, gali net nerašyti. Ir tada iš va šitų, ką jis įsivaizduoja, tada visai lengva nustatyti, kas yra jo tikslas. Ir tai dar stipriai ugdo pasitikėjimą savimi, nes mokytojas domisi iš tikrųjų, kas mokiniui rūpi. Iš tikrųjų, jo tikruoju aš. Tai, ir suformuoti tikslą, kad tikslas jau būtų tikrai suformuotas, tai turi būti konkretus, išmatuojamas, pasiekiamas, prasmingas ir būtinai laike apibrėžiamas, kad kažkokiu tai, sakykime, po metų tas tikrai turi jau būti. Norų balionai, tai čia pasvajojimai. Surašai, gali tiesiog nusipiešti balioną arba tiesiog į baliono formos kažkokį tai surašai visas svajonės, ko noriu. Tiesiog rašai, ko noriu, visiškai nevaržant save. Laisvai. Noriu, ko noriu. Ir tada iš tų norų išsirenki, kas galėtų būti tikslas, o kas tik svajonės. Ir kaip atskirti, kas yra svajonė nuo tikslo, tai tikslui tu ne tik nori, bet ir nusiteikęs daryti. O svajonė tai yra noriu ir tiek, panorėjau ir praeis arba nepraeis, bet jeigu tikslas, tai reiškia, tu sieksi jo, tu darysi. Vat toks ir skirtumas ir visai smagu. O tada pratimas tikslo laiptai, tai čia jau kai susirandi tikslą ir tada tiesiog susirašyti, kokiais žingsniukais aš pasieksiu ir kaip save apsidovanosiu, ar kas nutiks, kai aš pasieksiu tą mažą žingsnelį padarysiu. Tai va, ir jau matau, kad šiek tiek viršiju laiką, jau turbūt ir pavargot, matau, kad jau lyg ir pabaigoje viskas. Auginkime mokiniams sparnus, kurkime metodinės priemonės ir ačiū labai, kad klausėtės. Aš noriu padėkoti mūsų Ramunei. Išties klausimus galite uždavinėti dabar galbūt arba tiesiog rašyti laukelėje. Tikrai juos perduosim, galėsime netgi atrašyti, jeigu kas nors klausite raštu. Išties šiandieną, kaip Ramunė jau ir minėjo, čia mes kalbame apie vaikus, tačiau mes patys turim žinoti, kad mūsų darbas nėra lengvas iš tikrųjų, bet nusimatę priemonės, nusimatę metodus, žinodami, ko vis dėlto turime tikėtis, ko laukti ir nusimatę tikslus, į ką mes einame, tai manau visi vienaip ar kitaip pasieksime tą gerąjį tikslą, nes tas mūsų darbas, ta mūsų profesija yra iš tikrųjų kilni ir reikalaujanti tiek daug atlaidumo, tiek supratimo, tiek kantrybės, rūpesčio ir visų kitų dalykų, be kurių mokytojas, gerasis mokytojas negalėtų net vadintis mokytoju. Taigi, jeigu nors truputėlį Ramunės tos kupina metodikų priemonė jums tiko, tai aš labai džiaugiuosi, linkiu tikrai kūrybiškai pabaigti šituos metus, galbūt pasidėlioti tai, ką galite pasitelkdami Ramunės patirtį ir duotas užduotis tokias labai nuostabiai iliustruotas, pasinaudoti savo darbę, tai tikrai linkėčiau būti ir mums kūrybiškiems pradžiai reikalaujant kūrybiškumo iš vaikų. Tai viena iš mūsų vystomų kompetencijų. Ir jau matau, kad taigi ačiū tiesa Ramunė, tikrai labai dėkojame už tą labai daug kupina įžvalgų pristatymą ir jau noriu pristatyti, nes matau ekrane, kad antrasis pranešimas tai yra medijų priemonių integravimas į ugdymo procesą ir pasiruošęs lektorius Audrius Martinkus.
Tai multimedijos ir audiovizualinių sprendimų specialistas, daugiau nei 10 dirbantis su technologijų taikymu edukacijose ir kūrybiniuose projektuose. Išties labai smagu, kad šiandien mes vis dėlto visi žinome, kad be šito apsieiti negalima ir iš tikrųjų visiems akcentuoju, kadangi pats kuruoju tuos visus kūrybinius tokius mūsų kūrybinės programas, tai ir muzika, ir medijų menas, menų istorija, daug dalykų prisidėjau, kad būtų parengta teatro programa ir išties visi šitie dalykai yra kaip vienas vitražas, viename yra sukomponuoti tie tų dalykų temos ir jos iš tikrųjų labai turi tarpusavį daug sąsajų. Tai gerbiamas Audriau, kviečiam jūs pasidalinti, vis dėlto jūs tikrai turite be galo didelę patirtį, dirbdamas ir su švietimo įstaigomis ir būtent jiems padėdamas įkūnyti tai, ką jie yra užmatę tų audio ir vizualinių visų priemonių kontekste. Tai labai noriu tiesiog jūsų paprašyti. Ačiū. Pauzė. Tai tada gero pranešimo. Muzikos dalis. Kaip ten mane sako, muzika ir vaizdas man prie širdies labai ilgą laiką. Tai pasidalinsiu ekranu ir pasistengsiu pasidalinti tokia, trumpų pranešimų, pagalvojau, kuo aš galiu per pusvalandį pasidalinti, kas man yra brangu ir kas turėtų jums naudos šitam šiuolaikiniam kontekste. Noriu papasakoti, kaip aš suvokiu ir kaip dalinuosi, kas ta multimedija ir kaip multimedija muzikos pamokose gali suteikti naudos ir to papildomo. Kas yra įranga? Kai visi galvojam apie multimediją, tai vieniems tai atrodo labai sudėtingi ir brangus įrenginiai, mikrofonai. Tai šio pranešimo metu parodysiu, kad tai telefonas yra puikia pradžia įvesti multimediją į muzikos pamoką, kas yra neatsiejama šio gyvenimo dalis. Jeigu pastebėsim, kiek visi praleidžiam laiko telefonuose, kiek vaikai turinio vartoja, tai tas vaizdas yra neatsiejama dalis. Kodėl ši tema gali būti jums aktuali? Tai nes jūs patys visi girdime savo balsą, nuolat matome save ekrane, kaip ir aš kalbėdamas dabar matau ekrane, ir jaučiame tokį spaudimą atrodyti gerai. Čia, kaip sakau, dažniausiai, kai kamera įjungia, tai toks ištinka akistata su amžinybė. Ką tai reiškia, kad smegenyse iš karto mes pradedam galvoti, kaip čia atrodyti, kaip atrodyti puikiai, kaip nepasakyti kažko, ko paskui reikės gėdytis. Tai yra neurologinis neurologinė situacija, o ne faktas. Tai apie tai papasakosiu detaliau ir tikiu, gal kažkas gali pasidalinti komentaruose, ar aktualu ir ar nauja informacija. Tai visų pirma yra savivoka, tai tas angliškai self-perception, kaip mes matome save, kaip mes save girdime, kaip manome, kad mus mato kiti. Ir dažniausias tas atspindys mūsų, tai yra vonioje esantis veidrodis, kuriame mes į save žiūrime ir galvojame, kad save matom tokį, kokį mato mus kiti. Tai pasakysiu paslaptį, žinokit, veidrodis yra melagis, tai jisai tik tai jums rodo tai, ką jisai rodo, o žmonės jūsų kaip veidrodyje nemato, nes veidrodis jūs apverčia. Tai vadinama veidrodžio efektu. Veidrodyje mes matom apverstą vaizdą, tai jeigu prieš veidrodį pakelia dešinę ranką, tai lygiai greitai, bet iš tiesų, jeigu žmonės į mus žiūrėtų, tai mes dešinę ranką pakeltume. Tai kamera rodo atverstą vaizdą, tikrą vaizdą, ir kadangi mes matome vaizdą ne tokį, prie kurio esame pripratę, mums yra nepatogu. Tai paprasčiausias pratimas, kurį kviečiu ir konferencijose, arba tiesiog ir jūs galiu pakviesti dabar, jeigu kažkur šalia kompiuterio turi telefoną, galite įsijungti asmenukės funkciją ir pasižiūrėti, kad jūs rodo kaip veidrodį, o kai padarėte nuotrauką, iš karto nepaleidę telefoną iš rankų, pasižiūrit nuotrauką, vaizdas yra atverstas. Ir tas antras vaizdas mums yra mažiau malonus, bet jeigu pridėsime jį taip prie akies, tai pamatysim, kad visgi mus mato taip, kaip yra nuotraukoje. Tai čia yra toksai, smegenų įprotis, apsaugoti mus ir nuo melo mus kuo toliau. Tai lygiai tas pats yra ir su balsu. Tikriausiai apie balsą jums pasakoti mažiau reikia, nes žinote jūs, kad jūs vienintelė girdite balsą savo ar muziką taip, kaip girdite, o įrašą mes girdime per orą ir girdime sienas, aidus ir kitokį balsą, ir tas balsas man pačiam skamba keistai, bet iš tiesų tai yra tas balsas, kurį girdi kiti.
Tai jūs galvojat galbūt dabar, kodėl aš tiek pasakoju apie vaizdą ir balsą. Nes jeigu mes kalbam apie multimedijos vartojimą, pirmas ir pagrindinis dalykas, kuris sustabdo visus ir kiekvieną naudoti multimediją daugiau savo gyvenime, veikloje, tai yra tai, kad mums nemalonu į save žiūrėti ir nemalonu save girdėti. Tai gera žinia, prie balso galima priprasti, prie vaizdo taip pat, ir tai yra tik įgūdžiai. Tai kas esat drąsesnis, ar norit ilgajam savaitgaliui įdomios patirties, tai rekomenduoju pasimti telefoną, kai niekas nemato, pasifilmuoti save, pakalbėti 3 minutės, tada pažiūrėti, bus labai nemalonu, tada tą patį padaryti vidury dienos, vakare ir pamėginkit sekmadienį pastebėti, kaip jausitės, tai jums balsas bus pažįstamas, prie vaizdo irgi smegenis būsite pripratinę ir tuo metu to nemalonaus jausmo, kurį girdėsit penktadienį, jo tiesiog nebus. Tai čia aš tokia, nežinau, mano įžvalga visų tų 10-15 metų darbo su vaizdu, mačiau tūkstančių žmonių įvairiausių pozicijų prieš kameras ir matau, kad jeigu mes nesame pripratinę savęs prie balso, tai tuo metu mes ir nenaudojame to kasdienybėje. Tai kai kalbam apie muzikos pamoką, tai tuo metu tai irgi turi būti įtraukta ir naudojama. Tai kuomet mes jau nebebijome savo balso, žinome, kaip mes atrodome, tada ir galime apie tai papasakoti vaikui, kuris irgi susidurs su tais pačiais veiksmais. Nežinau, jeigu norit patestuoti šitą teoriją, pamėginkit pafilmuoti kolegą. Tikriausiai jisai nenusišypsos, užsidengs veidą, nusisuks ir sakys, ką tu darai. Tai šito vietoje tai tiesiog parodo, kad ta tokia baimė savęs pačio yra didelė. Ir jeigu mes muzikos pamokoje norime daugiau multimedijos naudoti, kas yra neatsiejama, manau, dalis, tai mes galime tai pradėti daryti trumpais įrašais, vizualiom schemom, garso pavyzdžiais. Nebūtina kurti to tobulo turinio, tai gali būti paprastas, autentiškas mokytojo paaiškinimas, tai veikia geriausiai, negalvojant, kad dabar man reikia padaryti pačią geriausią pristatymą ar kažkokį tai pranešimą. Ko multimedija neturi daryti, tai multimedija neturi pakeisti mokytojo, multimedija neturi uždusinti pamokos, tai šitą uždusinti dalis man patinka, nes tikriausiai matėt kitose pamokose, dažnai mokytojas, kuris naudoja multimediją pamokai, kad uždusinti, tai tuo metu ta informacija irgi nėra tinkamai perdodama. Tai turi netimti ryšio, jinai turi būti dalimi mokymosi. Ir mokytojo drąsa, kaip tas multimedijas naudoti, tai mokytojas turėtų rodyti pavyzdį ir drąsa būti netobulam. Tai nebijoti suklysti, nebijoti parodyti savęs. Ir naudoti multimediją galima kalbėti apie sudėtingas technikas, kameras, mikrofonus, bet čia kviečiu pradžiai pasimti, kad ir paprastą telefoną. Tikiu, kad daugelis mokytojų jau ir naudojate telefonę esantį vaizdo, kaip čia kamera, kaip mokymo priemonę, kuomet filmuojate vaikus ir duodate jiems paklausyti. Tai galima tai palengvinti ne iš rankų filmuojant, galima stoveliai sėdėti, tų būdų yra daug, bet jeigu tai naudojat ypač hibridinėse, nuotolinėse pamokose, tai yra tam tikri irgi patarimai, kuriais dar pasidalinsiu pabaigęs skaidres ir tada galbūt turėsite kažkas klausimų. Žinau, kad šiek tiek greičiau prabėgau savo skaidres, bet žinau, kad yra didysis penktadienis, tai pasistengiu judėti toliau. Tai pagrindinė mano mintis šio trumpo pristatymo, kad multimedija yra įrankis, labai svarbus momentas yra savivoka, tai prieš naudojimą, nenaudojimą, čia turime mes priimti ir suvokti savo santykį su multimedija, pasižiūrėti, kaip mes jaučiamės girdėdami save, kaip mes jaučiamės matydami save, nes puikus pavyzdys dabar ir Lyros muzikos mokykloje padėjom įrengti multimedijos klasę, kur mokytojai gali įrašyti ir perklausyti iš karto su vaiku. Tai tuo metu tikriausiai tam įraše pateks ir pats mokytojas į atvaizdą, galbūt išgirs ir savo balsą. Ir jeigu tuo metu jisai pradės gūžtis, sakyti, oi kaip čia keistai mano balsas skamba, tai tuo metu pasimestas
mokymo procesas. Ir taip pat balsas. Žinau, kad muzikos mokomės muzikos instrumentais, bet balsas neatsiejama muzikos dalis. Tai pripratę prie balso, galbūt lengviau girdėsim ir instrumentus, su kuriais grojame. Tai jeigu esate drąsūs, pamėginkit pratimą, įsirašinėti save, paklausyti savęs ir pažadu, kad po mėnesio nebebijosit savo balso, nebijosit savo atvaizdo ir galėsit kitiems taip pat išsilaisvinti iš tos prastos savivokos. Tai tiek trumpai. Nežinau, Galbūt galėčiau dar, Audriau, pamoderuoti truputėlį. Visiems mokytojai visą laiką laukia, taip, bent jau įsivaizduoja, kad, ta prasme, gali portalas, švietimo portalas, kuriame yra ir tikrai visi žino tiek programa, tiek įgyvenimo rekomendacijos programai ir visi laukia, kad kažkas vis dėlto išvardins, pateiks tai skaitmeninės mokymo priemonės ar kažkokias metodinės medžiagas, kurios padės, smarkiai ženkliai padės mokyti savo dalyko. Bet tikriausiai sutiksite su tuo, kad jeigu nėra vienos skaitmeninės priemonės, galime tą priemonę pakeisti kitą ir sakykime, į ne telefonas, tai kamera kažkokia, tai planšetė. Jeigu ne planšetė, tai žiūrėkit, tai net patys vaikai padiktuos tikriausiai vieną ar kitą priemonę, kuri padėtų vienaip ar kitaip suvokti tą mokomą medžiagą. Ir šitoje vietoje aš vis laik skatinu vis dėlto būti mokytojus labai kūrybingiems, nes pats pagrindinis dalykas, jeigu siejant jūsų pranešimą ir Ramunės, tai yra tas mokytojo kūrybiškumas, kaip patraukti, kaip pamilti tą dalyką, kurio tu mokaisi, kaip padaryti vis dėlto jį įdomesniu bent jau, arba kaip nenugazinti ir sukurti vaikui tą saugią aplinką, nes šiandienos karta tai tikriausiai ženkliai geriau valdo tas visas technologijas negu ta vyresnioji karta ir gali net kartais padiktuoti, kuo reikia vieną ar kitą priemonę pakeisti, arba ją bent jau tobulinti. Ką jūs galėtumėte sakyti? Tarkim, jo neturi telefono, kaip sakote, kurį šiandien tikrai turi kiekvienas nuo mažo iki didelio, kaip sakant. Aš pajuokausiu, kai aš kalbu apie kameras ir kiek mes jų turime aplink savęs, tai sakau, to iššluotos galas pradės filmuoti ir garsą įrašinėti, ne? Nes jeigu pasižiūrėtume, tikriausiai net ne vieną kamerą turite savo namuose, ne? Tai yra senas telefonas, kurio nebenaudojam, nes aplikacijų jisai nebepavelka, bet kamera jame veikia. Tai sakau, tas irgi multimedijos naudojimas, jisai gali prasidėti nuo labai paprastų dalykų, o pačių priemonių, tai aš manau, kad vis tiek visa patirtis ateina per praktiką, ne? Ir tai, kokias metodinės priemonės mes aprašysim, sukursim, tai yra visų mūsų bendros patirties rezultatas, ne? Tikėtis, kad kažkas išgyveno tą procesą, kuriame mes dabar gyvenam, būtų vargu. Tai čia manau, kad po truputį tokiais pranešimais ir tokiom iniciatyvom kaip pono Ugniaus sukviesti, kaip čia, fanatikus multimedijos, muzikos ir kalbėti apie tai, kaip galime tai panaudoti ir kaip tai gali paskatinti tą procesą. Ypač sakau, įtraukiant vaikus, tikrai, nežinau, kiekvienas iš jų turi telefonus, kameras, jų santykis kaip atlikėjo yra neatsiejamas nuo vaizdo ir rašyto garso. Ne, tai pradėti tą santykį jiems puoselėti su artimiausiais įrankiais, telefonais, kameromis, yra labai svarbu, nes kuomet jie pamatys save per televiziją, pamatys save per didelį ekraną ir jie savivoką turės prastą, tai tuo metu tai gali būti tokia trauma, iš kurios jie gali neišlipti. Tai čia mes ir tokia kaip ir misija, tokia netgi didesnė yra visos tos multimedijos įvedimo. Ne, kad multimedija yra tiesiog kaip kasdienis dalykas. Dabar yra jos tiek daug, kad mes ją galime išnaudoti, vietoje to, kad jos bijotume. Tai čia tikriausiai tas labai puikus jūsų pavyzdys veidrodžio, kuomet mes pradedam galvoti, o kaipgi mus mato kiti, nes mes norėtumėm, kaip kad save matome tame veidrodį, tai ir tikriausiai didžiausias dalykas yra nebijoti pasakyti, kad kažko nežinau. Nes kuriant, pavyzdžiui, medijų programą, kuri tikrai betarpiškai, kaip sakau, turi sąsają su muzika, tai kaip aprašė du profesoriai, kurie tą programą kūrė, tai parašė skaičiukais raidėm didžiosiom ir sakau, o kaip tu galvoji, kas čia be mūsų visagalio Google padės suprasti, kas čia iš viso per daiktas. Tai kai mes pradedam truputėlį domėtis, tai žiūrim, kad tų daiktų po to pasideda tarp daiktų sąsajos, kurios mums leidžia atskleisti ir jų galimybę panaudojimo.
vat kaip paminėjote Lyros mokyklą, tai sakykime, va ta labai gera įranga, kurią jau mes jau pradėjom naudotis ir tai aš žiūriu, kiek yra įdomu po visiems tas grįžtamasis ryšys, o kada galima bus pamatyti save iš šono, o kada galima bus peržiūrėti, o kada galim padiskutuoti. Ta refleksija gimsta savaime netgi, tai nereikia po to sakyti, ar tu atsimeni, kaip tu tenai vieną ar kitą dalyką atlikai. Tai čia lygiai taip pat muzikos pamokoje įsivaizduoju, pagalvojus, taip pat duodant užduotis, kūrybinės užduotis kažkokias, pareflektuoti tai padeda tie labai paprasti įrankiai dažniausiai. O kas bus ateityje, ar jūs galėtumėte nuspėti, vat, kokie galėtų būti mūsų kabinetai muzikos, kur sueina 15-20 vaikų ir save po to gali identifikuoti, kaip vat, aš taip mokiausi prieš 10 metų. Aš matau, tai aš sakau, vadinki keistuoliu, bet aš matau tą pasaulį, kuriame žmonės nebijo kamerų, nebijo vaizdų, tai yra integruotas gyvenimo procesas. Va, turiu galimybę dirbti su didžiausiais bankais, kurie ten 20 000 darbuotojų, ne, ir tas vaizdas multimedija tampa tokia neatsiejama kasdienybės dalimi, ne, įrašai, susitikimai. Tai jeigu mes tai perkelsime į muzikos pamoką, tai mes tada turime pradėti apie tą technologijų naudojimą. Ir aš esu prisidėjęs prie to, kad Lietuvoje 70% mokyklų naudoja Microsoft'o įrankius ugdymui, nes tie patys Teamsai, ne, arba yra visa logika privatumo, saugumo, nes iš karto pirmas dalykas yra, į kurį mes susidursim, tai yra, kur mane naudosite, ne, kur mane įdėsit, ar čia pamatys visi, ar ne. Tai labai svarbus yra šitas, BDARas, bendras duomenų reglamentas. Ir čia tokie jau dalykai atrodo nuobodus, bet jie yra labai glaudžiai susiję su visa veikla ir kiek mes jaučiamės komfortabiliai joje. Tai gaunasi, kad mes ne tik multimedijas, įrankius turim atnešti, bet mes lygiagrečiai turim nešti ir technologijas, suvokdami, kokias naudas ir galimybės atneša. Tarkim, aš kalbu apie scenarijus, kuomet mes galime tėvus per nuotolį prijungti prie vaiko pamokų ar kažkokių pristatymų, mini koncertų, kurie gyvena intensyvų gyvenimą ir nori palaikyti, ne, bet neturi galimybės. Galima susikurti privačią erdvę tose pačiose Teamsuose su mokiniu, kuriame esate jūs ir mokinys, ir įrašinėti kiekvieną pamoką. Ir mokinys gali savo telefone, prisijungęs per Teamsus, žiūrėti tos įrašus. Tai vadinasi, nėra įrašai saugomi telefone, jie yra saugomi infrastruktūroje, kurią prižiūri viena didžiausių pasaulyje kompanijų Microsoft ir visos mokyklos turi tos įrankius ir tuo metu ten jau tas BDARas ir visi kiti veiksmai jau yra įgalinti. Tai čia sakau, toks kompleksinė ta tokia yra, dažnai aš šokinėju tarp multimedijos, vaizdo, technologijų, bet žengti atskirus žingsnius galima, bet labai tada sunku. Čia reikia visur į priekį. Ir iš tikrųjų tikriausiai norisi sakyti, kad norėtųsi nelaukti tų negandų kaip COVID-as, kad pradėti suprasti, jog gali pamoka vykti ir nuotoliu, ir taip neišvengiamai kitą kartą, kad ieškoti ir tada ir be abejonės ir ugdymui visiems nenutraukti tų galimybių, technologinių galimybių dėka, bet ieškoti ir šiandieną vis dėlto, kaip mes turim galimybę panaudoti, ką mes žinome iš to, domėtis ir tikriausiai galėčiau jūs ir truputėlį pareklamuoti visą Lietuvą, jog nebijokit, skambinkite, jums tikrai Audrius duos tokių idėjų, kurių galbūt patys net nesusigalvosime. Tai laukelėje nematau klausimų, tikriausiai Prašysiu elektroninį paštą gal, jeigu kartais norės kažkas, jeigu paviešint galite, nes tikrai Audrius daro nerealiai gerus sprendimus, kuriais mes jau tikrai naudojamės ir tuo labai džiaugiamės ir tikrai matome, kad dar tobulėsime ir klausime, bandysime ištraukti iš jo paties dar įdomesnių idėjų. Man didžiausia dovana matyti, kad tas entuziazmas, kurį aš turiu, jisai persiduoda ir tada jau galiu žavėtis, kaip tie įrankiai, kurie vakar atrodė sudėtingi neįmanomi, tampa kasdienėmis darbo priemonėmis. Tai yra vienas žmogus atsistoja prie kameros, kitas junginėja kameras ir tuo metu mes jau turim tą tokios aukštos kokybės turinį, kurio galbūt negėda ir YouTube įdėti ar dar kažkur. Tai tuo metu mes pradedam visai kitaip naudotis. Tai ačiū labai, Ugne, už galimybę pasidalinti savo mintimis. Raginu visus pamėginti tikrai pasifilmuoti save, jeigu nedarėt jokios ten saviugdos kurį laiką, tai čia geras pratimas.
O mes tikriausiai tada bendrai linkėdami visiems Respublikos mokytojams gražaus likusio pavasario, nenutraukti per vaikų vasaros atostogas domėtis technologijomis ir matyti galimybę jas panaudoti savo tiesioginėme darbe, dėstant turinį, muzikos turinį. Taigi tada visiems sakau labai labai ačiū už tai, kad prisijungėte, kad atradote laiko šitam mūsų pokalbiui ir sakau iki sekančio karto.